Sveiki, aš esu Kauno miesto gidas Jonas ir šiuo metu vedame ekskursiją apie Petrašiūnų šiluminę elektrinę. Prieš 100 metų šitoje vietoje nieko nebuvo, buvo neturtinga, nederlinga žemė ir šalia tekėjo upė Nemunas. Bendrovė Lietuvos rajoniniam elektriniam statyti tą žemę įsigijo ir 1930 metų rudenį buvo pastatyta tuo metu didžiausia ir Kaune, ir Lietuvoje šiluminė elektrinė, kurie aprūpino Kauno pramonę elektrą ir Kauno miestą šviesa. Tai projektas pasisekė iš tikrųjų labai šauniai, nes labai įdomus pasakojimas. Pats subjektas yra tarsi toks konstruktorius sukurtas iš 100 skirtingų detalių. Tik tai pradinė jo dalis prie upės buvo pradėta kurtas Smetonos laikais. Pastatas, kurį matome už mano nugaros, pavyzdžiui, sukonstruotas, pridėtas jau pokario laikais, kai būtent Petrašiūnai tapo didžiausia kuriam laikui, trumpam laikui iš viso ne tik Kauno, bet ir Lietuvos elektrinė. Na ir aišku, sekasi, kai pačiam pastate būna tokių netikėtų detalių. Pavyzdžiui, matote dabar tokius dangaus geležinkelį bėgius, kur tiesiog patogumai, valant langus ar atliekant kažkokius konstrukcinius dalykus, buvo galima pakabinti vežimėlį ir taip aptarnauti šitą sudėtingą pastatą. Jo, esam prie vieno seniausių kaminų mūsų, 54 metų statybos dūmtraukės, 80 metrų aukščio, mūrinės, apačioj diametras apie 8 metrus, viršui 3 metrai, didelis įrenginys, šiai dienai mes jo nenaudojam. Taip dėl grožio ir kaip antenų kažkoks tai? Iš principo, kad lengviau katilinė būtų ras atvažiavus į miestą. Atvažiuoju į miestą, matai kur kaminė, žinai kur katilinė. Juokas čia toks. Šiai dienai jisai tarnauja kaip antenų stovas. Vienas iš įdomių faktų tai buvo rastas įmonės archyve, istorijoje. Pavyzdžiui, pasirodo 60-ame dešimtmetyje, jau pasibaigus Stalino, Chruščiovo laikais, vienas jaunas pameistrys sumanė iškelti trispalvę. Tai iš tikrųjų buvo įspūdingas toks valiukiškas žygdarbis ir paskui įmonės direktorius prisimena, kad tikrai teko gelbėti jaunai meistrą, ir pavyko išvengti jam Sibiro. Tai tokie būdavo irgi tarybiniai nuotykiai. Tai būtent šitoj vietai tenka paaiškinti, kad čia yra tik tai pati ta seniausia, smetoniškos dar elektrinės išlikusi dalis, nes paprasčiausiai 1944 metų rugpjūtį vokiečiai atsitraukdami susprogdino elektrinę, lygiai taip pat kaip sprogdino tiltus, geležinkelio stotį, centrinę elektrinę buvusią dabartiniai Vienybės aikštėje. Bet vis dėlto vienas sumanus lietuvis darbuotojas, žinoma net pavardė, Paškevičius, išeidamas uždarė šarvuotas duris ir būtent šitą vietą, į kurią įeisime siurblinę, kurią vis dar rodome, nesprogo. Ir tuometiniai inžinieriai pamatė šitą čiūdą, šitą stebuklą, pasakė, kad jeigu siurblinė išliko, tai pusė elektrinės yra ir mes ją atstatysime. Ir iš tikrųjų pokario metais jį buvo atstatyta, galima kažkiek sakyti ir iš naujo pastatyta. Tai va čia galima net prisiliesti prie senosios įrangos, senųjų pavadinimų, nes praktiškai čia 100 metų jau šitas vandens siurblys stovi ir pagal poreikius jis galėtų paduoti ir dabar vandenį į technologinę liniją, nors iš tikrųjų yra modernesni siurbliai ir jie yra naudojami. Tai labai malonu parodyti kažką tokio autentiško, prie ko gali žmonės prisiliesti. Ir netgi pasakojimas yra ta, kad viduje guoliai yra išlikę mediniai, ąžuoliniai. Tai iš tikrųjų tokie istoriniai faktai labai papuošia ekskursiją. Tas matavimo prietaisas yra išlikęs iš tarpukario laikų vokiškas slėgio matavimo prietaisas, bet gamybos matuoja slėgį. Kamine? Už turbinos reguliatoriaus. Tai atėjom į turbinų salę. Šiai dienai turim vieną išlikusią turbiną čekų gamybos 54 metų 12 MW elektrinės galios. Čia pagrindinis iššūkis, vedant ekskursiją, papasakoti apie, galima sakyti, didįjį pasikeitimą, kuris įvyko Petrašiūnų elektriniai. Čia dar kur likęs ir viena turbina ir kitose vietose, kur yra geležinės grindės. Taigi faktiškai iš pat pradžių stovėjo tiek prieš karinės, tiek pirmais pokario metais elektrą generuojantis įtaisai, kurios aptarnavo labai nemažai žmonių. Tuo tarpu apie 1958 metais čia Petrašiūnuose pradeda kurti šilumos gamybos grupė, kuri greitai virsta šilumos gamybos cechu
ir pamažu Petrašiūnai tampa ne tiek elektros, kurią galbūt kažkiek pigiau gaminti kitur, bet būtent šilumos tiekėjų Kauno miestui, ženkliai Kauno miesto dalį. Ir todėl čia mes su inžinieriais paprastai paaiškiname jau nebe elektros generavimą, bet kitus technologinius procesus, kaip Kaunas ypatingai žiemą aprūpinamas šilumą karštų vandeniu. Kam jūs ją laiko, tai jinai veikia ar ne? Tai buvo įjungta prieš kelis metus, patikrinta, jeigu dėl kažkokių priežasčių, tai kaip rezervinė galėtų generuoti elektros energiją. Čia daugiau tokia vietos legenda, juokais inžinierių darbuotojų vadinama rožinė pantera. Ir čia mes matome pačių įvairiausių, kaip aš minėjau, ta visa elektrinė buvo tarsi toks stebuklingas konstruktorius. Čia matome Ukrainoje, Charkove pagamintą įrangą, prieš karą buvo vokiška įranga, pokarių vienu metu vežė iš Čekoslovakijos, iš Klemenso Gotvaldo gamyklos, o dabar irgi iš įvairiausių šalių, kur mes matėme tas priedas prie ekonomizerio, tai kaip suprantu ir Pietų Korėjos technologijos. Tačiau aš dabar labai noriu tau vieną dar elementą parodyti, jeigu galima neišjungti lempos, tai viena iš toks įdomiausių elementų, kai reikia lankytėms ekskursijos paaiškinti, kaip smarkiai pasikeitė technologijos, tai šitas paprasčiausiai prieškario metais buvo tiesiog savotiškas telefonas. Kai vieną, generatorių turbiną aptarnaudavo keliasdešimt žmonių, tai tiesiog, kad susikalbėti skirtingose aukštuose esančiams, jie paprasčiausiai šaukdavo ten ir klausydavosi kažkokias komandas. Turbūt pagal to, kiekvienas sekdavo ten rodiklius ir kažkiek tai ten galėdavo pakeisti procesus. Tarybiniais metais jau mes turime būdelę tokią, matosi, jau buvo galima susikalbėti telefono pagalba, telefono ryšio. Tai čia, jeigu prieitum arčiau, matosi išlikę, dar čia sąrašas, ar ne kaip galima susisiekti vidinių ryšių. Taip pat ekskursijos metu matome, kad įvairių kartų darbuotojai išsaugo nuotraukas. Pavyzdžiui, šita nuotrauka dar iš viso prieš karinė yra, o čia jau atsiradus tam šilumos tiekimo grupiai, šilumos tiekimo cechui jau tarybiniais metais visiškai kita funkcija. Nors vienas labai įdomus dalykas, mes gidai pastebim, pavyzdžiui, ir tais laikais būdavo auginamos šilumą mėgstantis augalai, gėlės, taip pat sėkmingai tarpdavo tokioje, sakykime, visiškai industrinė aplinkoje. O čia dar išlikęs, čia sėdėdavo pamainos viršininkas, kuris aptarnaudavo procesus visus vykstančius šitoj turbinų salėje. Vairai visą laiką būna skirti kažkam vairuoti, tik ne šiuo atveju. Yra sklendė, tai žemai, sunku ją pasiekti, tai jos vairas yra išneštas į čia. Užsukt, atsukt. Čia viską, ką mes matom, didžioji dalis sistemų yra veikiančios ir naudojamos. Atėjom į katilų salę, matom biokuro katilus, du mėlyni cilindro formos katilai, 4 metrų diametro, 8 metrų aukščio, telpa apie 50 000 litrų vandens į kiekvieną. Matom biokuro katilo viršų. Turim bačką, cilindrą, cilindras yra susmaigstytas vamzdeliais, tos vamzdelius iš vidinės pusės apgaubė vanduo. Vamzdelių vidumi, va čia, kur mes matom, čia teka dūmai. Deginam biokurą, į katilą ateina dūmai 1000 laipsnių temperatūros, patenka į kiekvieną iš tų vamzdelių, keliauja per visus vamzdelius dūmai, taip šildo vandenį ir dūmai ataušta iki 160 laipsnių temperatūros, o vandenį pašildom nuo 105 iki 120 laipsnių. Jo, matom atidengtą katilą, yra katilo dūmų vamzdžių dalis, atsidengiam išvalymui, inspektavimui, žiūrim, ar viskas gerai su katilu, jeigu reikalingas darome remontą. 8 metrai aukščio. Daugiau, pats katilas yra apie 9 gal su pusė, nes vamzdžio ilgis yra 8 metrai.
Va šitie vamzdžiai, kurie guli, yra lygiai 8 metrų ilgio, paruošti keitimui. Atėjom prie remontuojamo katilo, yra keičiama dalis dūmų vamzdžių. Čia, kur matom blizgą, yra išimti vamzdžiai. Šitas skylėta, šita plokštė yra vadinama rietinė. Tai va, vamzdžius per viršų, keltuvo pagalba, 8 metrų ilgio vamzdį kišim per šitą skylę. Viduje yra tarpinės skylės ir apačioje yra tokia pati rietinė. Paskui čia prisivirina, iš apačios prisivirina, užsisandarina visas. Ir viskas, ir katilas dirba. Daug vamzdžių yra tam, kad būtų didelis paviršiaus plotas. Kad dūmai turėtų didesnį paviršiaus plotą, susisiekimą su vandeniu. To, jeigu būtų vienas didelis vamzdis, tai vamzdžio išorė atvėstų, o viduje vis tiek būtų karšti dūmai, būtų neišnaudojama šiluma. Tai jau katilai taip yra suskaičiuoti, kad ir diametras vamzdžių, ir jų kiekis yra parinktas optimaliai, kad dūmus ataušintų ir neperaušintų. Negalima dūmų ataušinti per daug. Sunkiausia dalis iš tikrųjų yra atlikta, sunkiausia yra išimti vamzdžius. Paskui juos sudėti ir privirinti jau yra lengvesnis ir paprastesnis darbas. Esam šalia biokuro pakuros, 9 metrų aukščio, 12 metrų ilgio ir 4 metrų pločio įrenginys, kurio viduje dega biokuras. Pakuros kvadratūra 12x4, kaip geras butas, kaip normalus butas ir dar 8 metrų aukščio, tai kaip 2 aukštų butas. Ja, viduje dega biokuras, turim 1000 laipsnių temperatūrą, kuri keliauja į katilą ir šildo vandenį. O šitoj pusėj turim jau istorinę vietą, muziejinę po truputėlį tampančią. Turim energetinį garo katilą, BKZ 75. 75 reiškia, kad 75 tonų garo per valandą našumo. 440 laipsnių, 40 barų slėgio. Na, šis katilas jau 20 metų yra užkonservuotas, nenaudojamas. Atlieka eksponato funkciją daugiau. O aš čia teisingai suprantu, kad anksčiau taip vienas prie kito rikiavosi. Jo, čia buvo vienoje linijoje 3 blokai energetiniai vadinami. Taip. Nes energetinis blokas tai yra katilas ir turbina. Tai yra energetinis blokas. Tai buvo 3 vienoj pusėje, 3 kitoj pusėje. Pirmose savo gyvenimo metuose buvo kūrenami durpėmis. Paskui jau atėjo į Lietuvą dujofikavimas, tie katilai, pagrindinis jų kuras buvo dujos. Ir rezervinis mazutas. Jo, ir rezervinis kuras buvo mazutas, taip. Esam senoji operatoriniai. Matosi, kiek reikėjo vietos, kiek visko reikėjo prižiūrėti, junginėti katilų darbui. Kaip pavyzdys, kur matėm vieną tą katilą, tai jo valdymo pultas yra va šitoj pusėje. Vieno katilo, o šitoj pusėje yra antro katilo pultas. Ne? Tai vienoj pamainoj anksčiau dirbdavo 20 žmonių operatyvinių. Šiai dienai mes turim 2 žmonės dirbančios, kurie prižiūri visą elektrinės įrenginius visus, visą jos veikimo procesus. Tai dabar jau išeiname iš elektrinės teritorijos, einam pro vandens paruošimo patalpas ir iš tikrųjų reikia pažymėti, kad rengiant ekskursijas, nuolatos atsiranda vis tokių įdomių palyginimų. Pavyzdžiui, anksčiau ir nesusimastydavom, kad iš tikrųjų ne tik pačioje elektriniai technologiniais procesais, bet ir po visą Kauną šildydamas teka iš tikrųjų Nemuno vanduo. Būtent Nemuno vanduo ir šildo Kauną. Jo, jisai naudojamas ir pagal paskirtį elektromobilis, jisai nėra kažkoks antikvarinis, dar kiek domėjomės, tai ir po šiai dienai gaminamas, jeigu teisingai suradom informaciją, berods Bulgarijoje gaminamas automobilis, tai jisai dar pagal paskirtį tarnauja, o festivalio metu šiek tiek panaudojom ir festivalio ženklą šiek tiek parodyti, tai žmonės labai mielai fotografavosi prie šito elektromobilio. Ir dar įdomus dalykas, išeidami visą laiką kvietėm visus ekskursijų dalyvius pasisverti ant šitų svarstyklių. Ant šitų svarstyklių pasisveria atvažiuodami skedrovežiai.
ir išvažiuodami pasisveria, kad matytųsi, kiek biokuro atvežė. Tai susumavę visus rezultatus žinosim, kiek tonų lankytojų sulaukiam per rugpjūčio mėnesį. Čia paklaida yra 20 kg, tai prašom atmesti nuo bendro svorio. Gerai, žiūrėk. Va, tai 100, ane, ir aš dabar užlipsiu. O, štai 200. Nes reikia turėti omeny, kad 20 kg paklaida yra, kas 20 kg. Jūs dviese 100 sverit, o aš vienas. Ne, čia gal. Ne, daugiau. Nes vienas sunkvežimis sveria turbūt apie plius minus 50 tonų, tai prie 50 tonų ten 20 kg į vieną ar kitą pusę turbūt nieko nereiškia. O šiaip tai labai džiaugiamės šituo renginiu, iš tikro pasirodė, kad miestiečiams labai įdomus pramoninis objektas. Vat ir Jonas prieš pradedant šitą festivalį organizuoti minėjo, kad industriniai objektai labai ant bangos yra, tai ir iš tikro džiaugiamės, nes visos vietos tiek į ekskursijas, tiek į šiuolaikinio meno instaliaciją, kuri vyko elektrinės viduje, vietos labai greitai užsipildė ir skaičiuojam, kad per mėnesį laiko apie 4000 žmonių apsilankė čia elektrinėje. Čia yra labai įdomi vieta, nes ne tik išlikę elektrinės kaimynų, pavyzdžiui, buvęs irgi modernistinės architektūros laikotarpio popieriaus fabrikas. Bet pavyzdžiui, čia pradėta kurti ir Kauno Energijos savotišką galeriją po atvirų dangumi. Pavyzdžiui, irgi ekskursijos metu rodome Telšių studento Ivo Stonio padarytą tokį diplominį darbą industrinį, vadinasi Eglišakis, ir praktiškai Kauno Energija, čia elektrinės darbuotojai, jėgainės netgi suteikė medžiagos, padėjo turbūt ir suvirinti ir gavosi toks darbas. Tai aš visą laiką šitai vietai žadu, kad galbūt po 4-5 metų bus ištisinė paprasčiausiai meno galerija buvusios elektrinės teritorijai.